Sveiki, pirmiausia gal nuo mūsų televizinių įpročių pradėkim. Kuomet nuotolinio valdymo pulteliu per kanalus keliaujate, prisiminkite, kas priverčia jūs stabtelėti. Neįprastas vaizdas arba melodija. Šeimininkės dažniausiai sugrįžta, jei netyčiom prašoka vaizdelį, kuomet kas nors gražiai ant stalo lentelės pjaustoma. Na, o vyrus vilioja dar ir tai, ar graži moteris vakarienę ruošia. O paskui, ar tikrai gardžiai pagamino. Kaip ten bebūtų, problema išlieka. Kaip tos komunikacinės priemonės betobulėtų, dar negreitai juos perduos tikrąjį aromatą ar tuo labiau skonio pajutimą. Šis mūsų pasakojimas yra skirtas tik vienam iš 100 pasirinkimų – žuvieniai arba, jei norite, žuvies sriubai. Bet tikrai nereikia ieškotis pieštuko ar popieriaus lapo. Receptų čia nebus, gal tik patarimas vienas kitas. Kadangi gyvename jūrinėje valstybėje, o nuo rudens mūsų žvejų reikalus jau ėmė tvarkyti net 2 ministerijos, kalbėsime apie žuvį, žuvienę, žuvies sriubą. Beje, ar žinote, kuo viena nuo kitos skiriasi? Tikrai paaiškinsime. O dabar privalome paaiškinti, kodėl per minutę nuo mūsų pasakojimo pradžios jūsų ekranuose sušmėžavo tiek daug matytų veidų, politikų veidų. Kasgi juos atvijo čia į Šilutę, į 4. respublikinį žuvienės virimo čempionatą. Kantrybės, pirmiausia patikrinkime, ką jie apskritai apie žuvienę nusimano. Matyt, mano atminty pirmas vaizdas, kai prieš rinkimus partijos dalyja ne pažadus, o realius dalykus žmonėms. Tai yra žuvienė. Taip, o dabar kada pirmąją žuvienę teko išvirti, ar prisimeni? Man teko mokytis būtent čia dar gyvenant Šilutėje ir tai buvo tėčio ir jo žvejybos kolegų pamokos. Ir mums dabar, kadangi virėm kaip ir dviese, tai tokia išėjo, šilutiškis virė tą tradicinę, o aš pridėjau šiek tiek iš viso pasaulio apvažiuoto pasaulio, šiek tiek visokių prieskoniukų ir šiaip tokių dalykėlių, tai gavosi pasaulinio lygio šilutiškių žuvienė. Šiandien ką paslaptingo jie įdėjo, tu savo katiliuką? Paslaptingo nieko nėra, tiesiog yra tam tikri dėsniai, kurių reikia laikytis verdant žuvienę, ne sriubą, o žuvienę būtent. Tai jeigu yra verdama pagrinde iš plėšrios žuvies, kaip lašiša, sakysim, ešeriai, starkis, tai vis dėlto plėšrios žuvies turi būti daugiau. Būtinai turi būti pūgžlys, ne vienas, o keli, bet verdant sultinį turi būti dedami keli plakiai ir karščio gabalai. Ir prieš nupilant, po pirmo virimo išimant visus, sakysim, gabalus ir suvirusios daržovės, sultinys paragavus po šaukšto turi lipti tarp lūpų. Tada gerai. Prieš Antrą pasaulinį karą menkė būdavo saugoma taip. Jinai būdavo pasūdoma ir išdžiovinama saulėje. Ir tada pagrindinė sriuba žiemą būdavo žuvienė. Iš tos išdžiovintos menkės, tai ciela, kaip žemaičiai sako, menkė, merki poda, cibulis, bulvė ir gaunas puikiai žuvienė. Aš klausau, kaip labai čia sudėtingai pasakoja, kiek turi būti rūšių. Tai sūdyta menkė žiemos vidury su bulvė ir cibuliu. Pati geriausia žuvienė. Ne. Jeigu nesigauna gera žuvienė, tai bet kuri dėžutė šprotų ją pataiso. Paprastas dalykas. Iš parduotuvės Vilniečiui, Kauniečiui ar Pakruojo gyventojui nusipirkus žuvies, galima išvirti žuvienę, ar tai jau beviltiškas reikalas? Be jokių problemų. Kitas receptas, kurį aš darau paprastai, tai būna ant didesnio puodo 3-4 didelio karpio galvos. Jas verdama apie 1,5 valandos marlėje ir nuvirę išimam. Po to laukiam, kol sudėję prieskonius užverda dar kartelį. Ir 10 minučių dedam to, kad ir vieno karpio gabalus supjaustytus. Tuomet gaunasi 5 galvų nuoviras kaip žuvienė ir eina virta žuvis kaip karpis. Tikrai labai gardu. Paimi maždaug 3 rūšių šaldytos žuvies, atšildai, supjaustai. Pagrindinis recepto paslaptis yra, kad žuvies būtų daug ir ją išverti. Tai čia vilnietiška tokia žuvienė. Europarlamentaras Zigmantas Balčytis. Tvarkietis Kęstas Komskis, socialdemokratas Artūras Skardžius, dar bus ir kitų. Ir dabar turbūt pats laikas paaiškinti, kodėlgi dar rudenį vykęs žuvienės virimo čempionatas jums rodomas tik šiandien. Ogi dėl tos nelemtos nekaltumo prezumpcijos.
Kad nemanytumėte, jog skanią žuvienę išviręs, taip pat sėkmingai į tą katilą ir mūsų kiš. Ekranuose dar šmėkščios naujai išrinktieji, dar kalbės tie, kuriais mažiau patikėjote, bet politikos duoklėjai atidavę daugiau nebeliesime. Visi esame lietuviai, todėl puodus maišydami. Nuo šiol kalbėsim, nors sunku tuo patikėti, tik apie žuvį ir svetingus šeimininkus šilutiškius. Jau 4. žuvienės virimo čempionatas čia, nes čia skaniausia Lietuvos žuvis. Čia Šilutėje ir tyriausias Lietuvos oras. Ką čia dabar pasakei, kad žuvies nevalgai? Jo, bet skanu jį. O žuvienę valgai? Jo. O žuvies ne? O kodėl? Nes neskani, o dabar labai skani. Labai skanu. Kas virė šitą žuvienę? Ai, nežinau, čia šitas Vyras. vyras. Tai vyrų žuvienė skanesnė negu moterų. Vyrų skanesni. Kodėl? Nu kaip, matyti geriau supranta, ką gaminti reikia. Bet žvejys matyti yra. Žuvies reikia. Bet žuvies, kad nėra, neišvirsi žuvies. Oi, negaliu kalbėti. Kodėl? Nevalgyt dar esu. Laukiu. O, čia podą nenunešiu. Žuvienis laukiu. Tokia šventė jums patinka? Patinka labai. Žvejų čempionatas patinka. Patinka ir rudens šventė, kai yra derliaus šventė. O jūs pats žvejys? Žvejys, bet man nesisekas. Matyt, net atslieka maunu. Ne, rimtai. O žuvienę mokat? Patinka. Labai žmonai patinka. O pats verdat? Verdu. Kokią nors paslaptį pasakykit, kad būtų skani, ko reikia. Aš galiu pasakyti taip, jaunas buvau, viriau žuvienį, bet kokius 2 metus neišėjai išvirti niekaip. Ir atsą pilu, viską pilu ir neišėjant tą žuvienis išgauti, suyra. 2 metų reikėjo, kol išmokau. O tai kokia paslaptis buvo, ką reikėjo daryti? Reikia pabirmų, kad bulves išvirtų, o paskui žuvį įdėjai, vanduo atveri ir gatava žuvienė. Paragaujam. Nu specialisto virta. Kiek metų verda žuvienė? Gal nuo vaikystės, tik tai ne tokiais mastais. O kai išvažiuodavai prie Nemuno, visą laiką buvo žuvienė, nes daugiau nieko nebuvo. Nu, dar lašinių buvo, bet žuvienė vis. Vienas meistras turi savo paslaptį, aišku, turite ir jūs ją. Man žuvienė turi būti šiek tiek aštrumo. Va, o kaip tai pasiekti, nu, kaip sakoma. Beje, pastarasis kalbėtojas ir kulinaras Raimondas Plikšnys jau pasidabinęs čempionato nugalėtojų žiedų. Tiesa, ne šio čempionato, ne šiemet, o pernai. Ar pavyks pakartoti? Aiškinsimės po žuvienės virėjų kokų šokio. Maišom, vertam žuvienę. Ir vėl per naują. 1, 2, kairė, kairė. Iš šono dešinėn. 2, 3. Atgal grįžtam. 2. Virėjų ir kokų čia net 24. Visi kiti prieskonių žinovai, patarėjai, malkų kapotojai, gero laužo specialistai ir visokiausių paslapčių žinovai. Ponas Alfredas, pavyzdžiui, vadovauja bendrovei Šilutės vandenis. Mes jau išvirėm, dabar bandom eiti į liaudį, pažiūrėti, ar skani ar ne, toliau galėsim pateikti komisijai. Dabar jūs man pasakykit, jeigu jūs esate Šilutės vandenis, tai kiek žuvienės skonis priklauso nuo vandens? Turbūt, jeigu tai paėmus šilutiškį seną, kuris virdavo ne iš Šilutės vandenų vandens, o virdavo iš Nemuno, iš Šyšos virdavo, tai būdavo pati tikriausia žuvienė. Dabar, aišku, skani žuvienė, bet mes nebegalim pasemti vandenį iš Šyšos, nebegalim iš Nemuno pasemti vandenį. O jeigu taip apskritai, visos Lietuvos žiūrovas mus žiūri, ar jeigu namuose žuvienė verdi, tai jau reiktų iš kitur vandens atsinešti, ar galima iš krano? Aš kaip Šilutės vandenų atstovas atsisukai kraną, prisileidai ir gali virt pilnai, geras vanduo ir jokių problemų nebus.
Sveiki gyvi. Labą dieną. Pirmiausia, noriu paklausti, ar kai taip gražiai dainuojat, ar geriau žuvienė verda? Net skonis geresnis gaunasi. Įsivaizduojat, mes skonių refleksą gaunam, visai kitaip Tai skonis. visada ir prie vištyčio taip daro? Visą laiką. Tai yra mūsų gerbima Nomeda, kuri visą laiką subūrė mūsų kompaniją. Ir jinai... Ar būtinai žuvienė verdant reikia dainuoti? Be abejo, Būtinai. be abejo, taip. O dabar jūs man paaiškinkit, kaip nesuprantančiam lietuvių kalbos, kas yra tos sygos? Lašišiniai žuvis. O kodėl mes jų nežinom? Sykas, ne syga, bet sykas. O pas mus kažkaip nusenų tarmiškai suvalkiečiai sygos. Gal paprasčiau ištart? Vištyčio nacionalinis patiekalas yra. Ir už tai Lietuvo daugiau niekur nėra, nes niekas nepagauna. Tik tai mes išmokom dar. O tai sudėtinga pagauti tą žuvį? Taip, labai sudėtinga. O papasakokit, aš tikrai nesužinau. Ai, šitų patalapčių negalima išduoti. Čia lygiai tas pats kaip receptas. Ešerį gaudant, jinai papuola galbūt 50 ešerių pagausi ir vienas įgutį netyčia papuls. Kieno žuvienė skanesnė, vyru ar moterų? Turbūt vyrų. Visgi žuvienės kokas, virėjas turi būti vyras, nes jisai pagauna žuvį, jisai žvejoja, jisai žino, kad tai yra tikrai šviežia žuvis. Prašome įsidėmėti poną Kazimierą. Su juo ir jo komanda elektrinis ungurys, žinoma iš Elektrėnų. Mes su jais dar būtinai susitiksime. Įsidėmėjote? Tuomet gražius vaizdelius žiūrėdami pakeliaukime po žuvienės ir žuvies sriubos istoriją. Kad žuvienė tai ne barščiai, kopūstienė ar žirnienė ir ne žvejui aišku. Namuose iš parduotuvės, o gal net šaldytos žuvies sriubą išsivirsit visuomet. Žinoma, ne žuvienė, žuvies sriuba. O žuvienė ta, kur ne namie verdama, o prie vandens, ant laužo, iš šviežios ir ką tik pagauto žuvies. Per daug greitai verda, pasirodo, reikia dar pridengti. Ir nors sako, kad pačio geriausio žuvienės recepto nėra ir iš viso pasaulyje būti negali, pagrindinės niekur nerašytos taisyklės egzistuoja. Taigi jokių daržovių, išskyrus bulves ir svogūną, į tradicinę žuvienę nededam. Iš lydekos ar kojų žuvienės geriau nevirti, nes netikra bus, ne ta žuvis. Kai kas sako, geriausiai išeina iš ungurio, bet Lietuvos pamario žvejai virinio iš ungurio žuvienę nevadina. Tai ungurienė arba ungurio sriuba. Jei apie ją pasakoti, reikėtų dar mažiausia 15 minučių, bet mes žingsniuojame toliau. Kai kas teigia, kad ir bulvės žuvienę gadina, kad tik svogūnų, pipirų, lauro lapų ir krapų te galima dėti. Dar tu nieko čia nedėjai, tik pipirų, bet ne druskas nieko. Kiti prieštarauja, norisigi ne tik sultinio, bet ir pavalgyti. Ketvirti sako, kad niekuomet su duona žuvienės negalima. O penktiems norisi būtinai morkų papjaustyti. Gal vieną kitą įpjausčius, meistrai jums ir atleis. Bet viskas nuo komisijos priklauso. Ne nuo čempionato komisijos šilutė. Komisija gali būti ir jūsų žmona, dar griežtesnė, jūsų uošvienė ar anyta. Vieno iš ekrane dabar esančių uošvė, pasiskundė žvejys, visuomet deda žuvienį išvirus dar ir didelį šaukštą grietinės. O kulinarijos specai sako, taip galite daryti, jei žuvienė jums apskritai nepatinka, nes grietinė girdi nuslopina žuvienės skonį. Beje, o ką esate girdėję apie Šilutės ar Kintų baltąją žuvienę? Ji tokia, jau baigiant virti, įpilama stiklinė kaimiško pieno. Kai užverda, nukaičiam, valgom baltą žuvienę. Va taip, per receptus eidami ir prieinam prie itin opaus ir televizijose kartais cenzūruojamo recepto. Ar reikia tikrai žuvieniai šlakelio degtinės? Sugrįžtam pas Vištyčio sygų komandą ir jos koką poną Kęstutį. Sako, kad reikia gerą žuvienę įpilti šlakelį degtinės. Ar... Ir būtinai.
Žinoma, galima už blaivybę kovoti ir ginčytis, bet šitokios žuvienės virėjai sako, kad tuomet žuvienėje alkoholio tiek pat, kiek parduotuvėje pirktame kefyre, nes išgaruoja, o pikantiško skonio tikrai prideda. Dar braziliška žuvienė yra ir jūs jos galite pasigaminti, jei šliukštelsite į katiliuką puodelį kokoso pieno. Fantazija yra beribė. Astrachanės žvejai, pavyzdžiui, teigia, kad gera žuvienė tik toji, kuri yra tvirtesnė už tapetų, sienų apmušalų klijus. Ir dar sklando pasakos apie tai, kad virti baigiant, būtina žuvienėje užgesinti laužo nuodėgulį. Aš visų klausiu apie tą fantastinį kažkokį nuodėgulį, kurį ten kurioje vietoje reikia įkišti. Čia daugiau legenda yra. Gerai žuvieniai nuodėgulis nepamaišys, o blogos tikrai nepataisys. Tai nuodėguliu galima pagardinti ne sriubą, o pasakojimus. Na kągi, pakankamai sudrumstėme jums protus, todėl patarimas vienas – vadovautis savo galvą. Ir nepamiršti, vardan ko Šilutiškiai čempionatą, jau 4, o žinoma bus ir 5, organizavo vardan lietuvybės, vardan meilės pamariui, vardan garbingos ir sunkios žvejo profesijos. O dėl kulinarinių niuansų, kaip ir dėl rinkimų rezultatų Lietuvoje prieštaraujančių, matyt bus ir po 100 metų. Dar viena politizuota detalė. Žuvienė, kaip ir politika, verdama tik neuždengtame katile, kad visi matytų, kas ten, kaip ten ir kodėl. Atrodo, tuo viskas ir pasakyta, bet visuomet egzistuoja vienoks ar kitoks konstitucinis teismas. Mūsų atveju europarlamentaro Zigmanto Balčyčio vadovaujama komisija, griežtoji žiūri. Čia sriuba. A nėra žuvies, gal ten žuvis įdėta? Aš dar pakauna visi. Jo, koldūnė žuvis. O, originalas koldūnė. Aš taip ir sakiau, kad gali būti koldūnė. Su žuvim? Sakiau. Fantastika. Koldūną paragau. Tikrai. Tai atsiprašau, tai žuvis yra koldūnė? Koldūnė, taip. Taip, nusprendžiam, kad žuvis. Taip, nėra žuvies, o žuvies skonis ir koldūnė žuvis. Tai labai įdomus dalykas. Kokiai kategorijai mes priskiriam? Ar prieš žuvies sriubai? Nu tai ne, jau čia žuvies sriubai tikrai. Čia mes priskiriam prie žuvies sriubų, va, abiem iš šono. O žuvienės tenai deda. Kas čia yra, ar sriuba, ar gulbinė? Žuvienė. Žuvienė. Iš visko matosi, tai galim šitą įvertinti. Tada vertinam šitą jo. Aš ir pernai buvau komisijoje, ir šiemet komisijoje yra tikros žuvienės daug. Šiemet yra profesionaliau pagaminta negu pernai. Iš pernai tai bandymai buvo, bet tai irgi yra originalu įdomu, o dabar aš atrandu labai daug tikrosios žuvienės. Nepersūdyta, pipirų per daug nepridėta. Tikrai yra iš ko rinktis ir aš jaučiu, kad antrame etape turėsim daug darbo. Darbas buvo aišku nelengvas, todėl kad buvo 24 lėkštės, kurias reikėjo pradegustuoti ir nustatyti savo balus, bet jau turim nugalėtoją, turim absoliutų ir toj viską sužinosit ir tikrai aš manau, kad bus visi patenkinti. Komisija vertino tik numeriais pažymėtus indėlius, vėl kaip rinkimuose. Ir čia į nedidelius pažeidimus nebuvo kreipiama dėmesio. Štai viena iš komandų itin gausiai žuvienin vertė žaliuosius skanėstus. Atrodo gražu, o kulinarinės taisyklės kitaip sako. Žalumynus į žuvienę reikėtų dėti tik į lėkštę ir tik tuomet užpilti. Dar klaidelė. Kai kas vos išviręs skubėjo rezultatą komisijai nešti. Betgi žuvienė skanesnė būtų buvusi, jei nukelta nuo puodo, dar 8 ar 10 minučių ramiai be ugnies pailsėtų. Bet čia tik detalės, tik niuansai, dėl kurių galima ginčytis. Dabar ramiai saimsime ir paskelbsime, kas laimėjo. Žuvies sriubos kategorijoje Šilutės socialdemokratų komanda, vadovaujama Artūro Skardžiaus. Algirdas Butkevičius, eilinis komandos narys. Žuvies sriuba, kaip ir dera, raudona, iš Lašišos. Didysis prizas – čempionas.
Svečias iš Elektrėnų, Elektrinio Ungurio kapitonas Kazimieras Stasiulionis. Aš tariausi su visa komanda man patarė, ar užtenka to aštrumo, surumo, saldumo ir paklausiau jos ir pasirodo, neapsirikau. O paslaptis kažko ten pridėjo? Paslapties jokios nėra, tiesiog va. Paslaptis gal tame paprastume ir yra. Per ilgą reportažo laiką ekrane gal tik sykį šmėkštelėjo žmogus, be kurio viskas būtų kitaip. O gal apskritai nebūtų, suabejoju. Abejonėms išsklaidyti kviečiame jį patį. Čempionato organizatorius ir vedėjas Marijus Budraitis. Varėna turėjo grybų virimo čempionatą, Klaipėda turi savo unikalią jūros šventę, o mes norėjome įsiskirti kažkuo kitu. Kai kas turi varnų ten tų valgymo čempionatą vežių, mes sugalvojame, kad reikia vieną kartą metuose sukviesti virėjus ir padaryti žuvienės virimo čempionatą. Žinoma, mes nebuvome tokie, sakykime, labai pasitikinti savimi, dėl to pirmas čempionatas nebuvo respublikinis, jame dalyvavo tik 6 komandos. Antrajame čempionate jis taip pat nebuvo respublikinis, 16 komandų, ir kada jau trečią darėme respublikinis, tai jau dalyvavo 26 komandos. Ir tada nuo to trečiojo mes pradėjome teikti čempionų žiedą. Tai yra kokotas vadinamasis žiedas. Matot, simboliškai net ir lyti pradėjo. Pamarys. Tai pasibaigus. Taip kaip ir turi būti. Nes žuvienė, bet to jeigu neįkrintate į katilą keletas lietaus lašų, tai yra ne žuvienė. Tai taip ir gimė šitą idėją ir mes labai džiaugiamės, kad jim prigijo. Aš iš karto noriu taip savotiškai replikuoti galbūt ir televizijos žiūrovams, jeigu jie dabar girdės ir sakys, o kas vertina? Palaukite, nėra tų sertifikuotų vertintojų, ar ne? Mes galime kreiptis į prestižinį kokį Vilniaus restoraną, žuvies restoraną, į kokį nors laidų vedėją kulinarinės. O kas jisai toks yra? Jis yra laimėjęs kokį čempionatą? Ne. Taip, eilinis taip. Už tai mūsų ir tikslas ir buvo padaryti vertinimo komisiją ne iš vieno, ne iš dviejų, kad būtų 9-10 komisijos narių, skirtingos sluoksnio, iš skirtingų, sakykime, sferų atėję ir jie vertina nežinodami, ką vertina. Tai yra numeris, tai yra bendras jų įspūdis. Ir mes buvom liudininkai, kad tikrai komisijos nariai nežinojo. Taip, nežinojo. Ir perspektyvoje vertinimo komisija bus tik tai kokiai, kada mes jų turėsime kokį 10, kurie turės savo tuos vardinius žiedus ir jie suvažiuoja vieną kartą metuose, taip pat nežinodami, ką vertina, išrenka tą kitą į čempioną, kuris gaus kitą žiedą. Ir aš tik tai pradedu fantazuoti ir įsivaizduoti, kas bus po kokią 20 metų, kada mes turėsim 20 žieduotų čempionų. Mūsų netgi savotiškas čempionato principas yra, kad mes Ventės rage, nes Ventės ragas priklauso Šilutės rajonui, Pamario kraštui, pradedame žieduoti mūsų krašte ne tik paukščius, pradedame žieduoti geriausius virėjus. Plojam. 3, 4. Šoną. 3. Atgal grįžtam. 1, 2, 3. Apačioj. Pasisukam. 1, 2, 3. Ir vėl apačioj. Viršui. Viršui ir maišom, vertam žuvienę. Ir vėl per naujo. 1, 2, kairė. Iš šoną dešinėm.